Labas. Labas. O. Ką pasakysiu, kutuk. Čia testuoju filmavimą, drožk. Eik. Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš, Algis. Ačiū visiems už palaikymą, ačiū už pirmus visus užsakymus. Aišku, jie nėra dar visai pilnai tobuli, kaip aš norėčiau, bet svarbiausia, kad žmonės, kai gauna tas maikes, yra patenkinti ir matau jų veiduose šypsenas. Ką norėjau pasakyti, kad turiu dar krūvą darbo ir turiu tai padaryti per ateinančią savaitę. Taip, tai darbai bus mano reklamai, biudžetas kol kas yra toks mažas, bet stengsiuos kažkaip visą tai padaryti savo šitą veiklą dideliu dalyku. Ką norėjau pasakyti, išvyksiu kelionę. Ta savaitę, kai aš būsiu išvykęs, paleisiu konkursą ir per tą savaitę galėsit visi dalyvauti. Tiesiog bus viskas surašyta, visa instrukcija, visos taisyklės. Bus galima laimėti maikutę, ant kurios pagal jūsų norus aš nupiešiu kažką. Savo šią veiklą šiek tiek pradėsiu daryti dar intensyviau, nes laiko turiu. Dabar dar mėginsiu piešti ir ant džemperių ir galvojau paaukoti savo batus ir ant batų nupiešti kai ką. Tai tikrai yra darbo, yra veiklos ir tikrai yra užsiėmimo man. Užsakovai dabar yra mano pažįstami. Ir tikrai džiugu, kas mane kad palaiko, kad nori iš manęs turėti kažkokį mano meno kūrinį ant drabužio, kurį galėtų viešai rodyti ir tarkim viskas, matau tavo plaukas plaukioja, skraido. Tai taip, tai yra mano darbai rankų darbo. Ką norėjau pasakyti? Tai tikrai ačiū, kad žiūrite, prenumeruojam, laikinam ir susitiksim kitam vaizdo įrašį. Šis vaizdo įrašas gal šiek tiek ir trumpokas kaip YouTube'ui, bet, man patinka tiek filmuoti, tiek fotografuoti, piešti ant drabužių, piešti ant paveikslų, kaip matote. Man šitos veiklos labai patinka, tai ir jas mėginu vystyti, dėl to ir filmuoju save, filmuoju vlogus tokius kaip mini. Kaip ir mini čia vlogai išeina į YouTube'ą, tai kas norite ką sužinoti apie mano darbus ant rūbų, tai jeigu turite kokių klausimų, tai galite būtinai klausti, aš padarysiu atskirai vaizdo įrašą tam, kad atsakinėti jūsų rūpimus klausimus ir tiek bus ir Instagram'e padarysiu Q&A, kad galėtumėt uždavinėti klausimus ir galėsit užduoti. Ir per vieną vaizdo įrašą visus pasistengsiu atsakyti. Ačiū ir iki kito karto. Nu, babauši. Alio. Nu ten kaimynai vaikšto. Bet jau toks susirūpinęs kaip Europos Sąjunga.